Pasaka mažiesiems. Vytautas V. Landsbergis. Dominykas dvasių karalystėje. 3 dalis. Ir staiga Dominyko akise sumirguliuoja, suraibuliuoja, tarsi aplink jį suktųsi didžiulis stiklinis rutulys, o rutulio sienose ima ryškėti Dominyko praeities miražai, gražiausios, svarbiausios jo gyvenimo akimirkos. Ūmai Dominykas regi save rupšnuojantį pievoje žolę. Pieva skendi rūke, tolumoje, kurkia varvilės. Kažką užuodžiu. Šnibžda jaunas žvalus Dominikutis artėdamas link ąžuolo miegančio rūko jūroje. Staiga jis išvystė nuostabę, skaisčiai mėlyną gėlę. Tokios dar niekada nėra uostęs, nei ragavęs. Kas jis tokia? Mandagiai pasiteirauja. Aš rūkė gėlė, atsako gražioji gėlė. Ir prašau manęs nekramtyti, aš tamstai nekokia varna lėša. Mane galima tik uostyti ir sakyti ditirambus. Puikiai prisimena Dominykas, kad būtent tada įsimylėjęs rugiagėlę jis ir išmoko kurti pirmosius ditirambus skirtus mėlynžiedei. Rugiagėlė kvapni tarytum šienas, jie mėgsta uostyti kėkštas vienas, jie grožisi kasdieną žvirbliai du, o aš savo vietos nerandu. Paskui stiklinėse besisukančio kambario sienose arklys regi tolesnį savo gyvenimą. Su liūdėsiu prisimena, kaip rudenį jo mylimoji rugiagėlė nušalo ir nuvyto, kaip Dominykas ją palaidojo po akmeniu ir iškeliavo Afrikon, o grįžęs pavasarį vėl atsodino. Kaip jie džiaugiasi, kokie buvo laimingi, ir tada Dominykas išskrido į kosmosą ieškoti stebuklingo brangakmenio šildančio žiemą ir vasarą. Surado jį Plutonę, parnešęs užkasė po rugiagėlę šaknimis, bet vėliau tą brangakmenį pavogė kažkoks klastūnas. Arklys įnirtingai ieškojo nusikaltėlio, į pagalbą pasitelkęs armiją karingai nusiteikusių varlių. Tąkart jie apklausė bemaž visus pievos gyventojus, ištardė netgi kurmį Andžejų Andriulį. Kažkodėl varlėms pasirodė, kad šis tykus požemių gyventojas yra panašiausias į vagį. Tačiau sekliai suklydo. Tuoj paaiškėjo, kad visai ne Andriulis buvo tikrasis vagišius, kad brangakmenį savo žmonai Birutei buvo nudžiovęs gandras Alfonsas. Apvalus stiklinis kambarys ima suktis vis lėčiau ir pradeda rodyti arkliui Dominykui tai, ko jis iki šiol dar nežinojo ir net nenujautė. Mato arklys, kai baigėsi nesmagioji kurmio tardymo istorija. Įskaudintas Andžejus įsiknisa į žemę ir ima regzti siaubingą keršto planą. Rezga ir surezga. Ir štai, šios ką tik pasibaigusios alinančios dienos vakarą, kai arklys Dominykas nutarė su varlėm palaigyti po pievas, kurmis Andriulis išsiropšė į žemės paviršių. Išlenda kaip tik tada, kai gabutė drimba nuo arklio nugaros ir šaukia visą gerklę. Varom į restoraną! Tai nugirdęs kurmis neria skradį žemėn ir rausėsi iš paskutiniųjų vorų restorano link. Iššoka suplukęs į paviršių ir išsišiepė lygiai ausų, pamatęs paraistai šokantį arklį kartu su jo varlių kvankuomenė. Atrodo, suspėjau, džiūgauja visas žemėtas. Tada kerštautojas nuvinguriuoja tiesiai į virtuvę ir nuneša baronui von Kombikormui kelias pakeliui išrautas ūmėdės, kas lieka ir tarp jų paslėpta pilkąją musmirę. Turite svečių, kaip matau, saldžiu balseliu suokė Andriulis. Turime, tik nežinau, ar užteks visiems maisto. Godžiasi vyrėjas pyragėlis von Kuskusas. Nesitikėjom sulaukti tiek daug lankytojų. Na, aš galiu atiduoti savo grybus, žydrom akelėm sumirksti kurmis. Nešiausi namo vakarieniai, bet jums, matau, labai reikia. Ačiū tau, mielasis, nesusigraudina vyrėjas. Tamstasi labai kilnus kurmis. Kaip mat supjaustytos grybus į arklio Dominyko užsakytas salotas. Tai štai, kas mane nunuodijo, dantimis sugrėžė Dominykas, tik dabar supratęs savo negalavimo priežastį. Sulig šiais žodžiais stiklinis kambarys ima suktis dar lėčiau, vaizdas jo sienose blykšta, tirpsta, o arklys Dominykas trepsi nenustygsta vietoje. Turiu toj pat atsidurti pievoje, grįžęs kaip mat, ištrėkšiu tą šlykštų nevidoną. Tik kaip ištrūkti iš šio stiklinio narvo? Nieko niekada nereikia trėkšti. Netikėtai Dominykas išgirsta ramų močiutės Domicelės balsą. Ir pajunta, kad ji čia pat, ji kartu su juo. Pasukęs galvą Dominykas regi, kad link jo atsklendžia mažas, linksmas krištolinis kamoliukas. Be garso kerta stiklinę sieną, tarsi tos nebūtų nebuvę, ir nutupia Dominykui ant peties. Sveikas, Dominikai,
prabyla Kamoliukas Kadu kadaise mirusios močiutės balsu. Močiute, čia tu? Aš. Tu gyva? To kaipgi, sveikas sugrįžęs. Ne, niekur aš dar negrįžau, mano namai žemėj, Lietuvoj, po ąžuolu, kur miego Rugiagėlė vardu Svajonė, turiu skubiai ten lėkti, kadangi jai gresia rimtas pavojus. Koks dar pavojus, stebisi močiutė. Čia nebėra jokių pavojų. Yra ir netgi labai didelių, mūsų pievoje apsigyveno arklėžudys kurmis, Andriulis vakar vakariais kėsinosi mane nunuodyti, o ką jei tas pikdarys sugalvos kėsintis ir į Rugiagėlės gyvybę, turiu griežtai jį nubausti. Ir kaip kad tu bausi jį? Kaip vošių kanapų daugiau nieko nebenorės. Bet, Dominikai, juk šitaip elgdamasis tu tik pragarą savo pievoje sukursi, nieko daugiau. Kada pagaliau subręsi? O tas perpikęs net dreba. Tu ką, žudikams siūlai atsimokėti geru? Gal dar iš dovanų nunešti? Gal sulakstyti į Plutoną ir pargabenti kokį deimantą? Na, jau ne. Čia pas jūs danguje vienos taisyklės, o pas mus žemėje kitos. Ir kokiasgi ten taisyklės jūsų žemėje? Mūsų miške sakoma labai paprastai. Dantis už dantį. Ir vilkai šitaip sako, ir lapės. Tu teisus, buvo tokia vilkų taisyklė, bet jie jau seniai pasenusi. O kokia nepasenusi? Už blogą atsilykin geru. Girdėdamas močiutės balsą, Dominikas apsiramina, nustoja drebėti. Na gerai, aš nekeršysiu tam suknistam knisliui, nes mūsų pievoje turi būti rojus ir taškas. Kada patrepteli Dominikas, tačiau dabar vis tiek turiu dingti iš čia, privalau palaistyti savo Rugiagėlę. Gali palaistyti ir niekur nedingdamas. Užtenka apie ją pagalvoti ir mintis pasiųsti lietų. Galbūt jau užmiršai savo kelionę į Uraną? Nieko neužmiršau, bet dabar aš pats noriu ją pamatyti, pauostyti. Pasilgau, negi nesupranti. Tai jokių problemų, galime tuoj pat nusileisti žemėn ir aplankyti ją. To aš ir noriu. Tai pirmin. Močiutė švelniai paliečia Dominiką ir juodu ima sklęsti žemyn. Stiklinė rutulio siena prasiskiria ir tuoj pat susiglaudžia, dabar jau už jų nugaros. Dominikas su močiute vėl patenka į naktį, perskrėja jonvabalių liūtį ir leidžiasi gerai pažįstamoje pievoje. Saulė jau slenka vakarop, aukštai danguje plunksnuojasi sidabriniai debesis. Bet kasgi čia? Ką Dominikas girdi? Nebėra mūsų Dominiko, nebėra mūsų brangiausiojo. Kokios nesąmonės jie čia gieda, susinervina Dominikas, atitupia ant ąžuolo šakos ir spokso žemė nustebęs. Nieko nesupranta. Gulė pačioje jo didelis baltas kūnas, o šalia Rugiagėlė ir varlės. Kad verkia, kad rauda. Mirė mūsų globėjas, mirė gerasis mūsų maitintojas, ramintojas ir meškų vaidintojas. O mane kas palaistys? Braukė ašarą ir Rugiagėlė. Kas sukurs man naują ditirambą? Ei, nurimkit, aš juk dar gyvas. Šaukia Dominikas, bet niekas jo negirdi. Apkurtojos ar ką? Pasipiktina arklys ir ima šaukti dar garsiau. Rugiagėlė, tu ne ten žiūri, aš čia virš tavo galvos, pakelk savo mėlyną žiedą ir nenusimink, tuoj tave palaistysiu, netiki, tuoj pat atsiųsiu lietų. Ir pajunta Dominikas, kaip virš ąžuolo pradeda kauptis lietaus debesis ir praplimpa šiltas vakaro lietus. O ąžuolo lapai ima melodingai šnarėti. Staiga Dominikui topteli išganinga mintis, kad dabar jis gali kalbėti šiais ąžuolo lapais. Ir ima skambinti jais. Vienas prisilietimas, vienas žodis. Neliūdėk, brangioji mano. Nepaliksiu aš tavęs. Ditirambus kurs tau vėjas, ąžuolas tau juos praneš. Tarsi ką nugirdusi Rugiagėlė pakelia galvą į viršų, žiūri į ąžuolo šakas ir šnibžda raudančiams varlėms. Jūs nieko negirdėjote? Ne, nieko. O man pasigirdo, kad lapose šnarėjo Dominiko balsas. Nusišneka vargšelė. Makabrėlė sriūbauja, net pasikūkčiodama. Lietaus nuo Dominiko nebeatskiria. Arklys labai apsidžiaugė, kad Rugiagėlė pagaliau jį išgirdo. Taip, brangioji, tu teisi, sušnibždėjo jis. Aš dar nemiręs, tuo ir varlėms, ką nors suėliuosiu, kad tik lietus nenustotų.
Ketino Dominykas sukurti dar vieną kitą meilų ditirambą, bet pajuto švelnų močiutės Domicelės prisilietimą. Viskas, jau mudu turime keliauti. Kur? Šiandien ketinu dar daug ką tau parodyti. Aš nemažas, muistėsi Dominykas. Nesirūpink manim ir labiausiai norėčiau būti čia. Kur esu? Tavo valia, tyliai atsakė močiutė. Gali pasirinkti, ką veikti. Ar smaksoti čia ąžuolo viršūnėje, ar judėti, skraidyti, veikti ir šį nuostabų laiką išnaudoti prasmingoms kelionėms bei pažintims. Argi kasdien atvyksti į dvasių karalystę? Ne kasdien. Močiutės užuomina pataikė Dominykui tiesiai į širdį. Nuo mažumės jis visur lyzdavo, krisdavo, smalsaudavo, net susižeisdavo, kad tik sužinoti ką nors naujo ir įdomaus. Tik bėda, nesinori palikti rugiagėlės. Močiutė tuoj pat perskaitė jo mintis ir sako: Nesijaudink, Dominikai, rugiagėlę mudu paliksim labai neilgai. Netrukus grįšime čia, nebijok, niekas nebus pasikeitę. O dabar paskubėkim, laiko turime tik iki ryto. O kodėl tik iki ryto? Nustebo Dominykas. Rytavo kūną jau užkas, bet iki to laiko tu gali daug ką nuveikti, daug ką pakeisti, ypač jeigu jauti, kad tau dar nelaikas palikti žemę. Niūrės Dominyko nuotaikas tarsi kanopakas nuspyrė. Ir kur siūlai nukeliauti? Dominykas vėl pasijuto jaunas ir be galo smalsus. Turi pamatyti, kaip sudaryta šis pasaulis, kad galėtum pasirinkti, apsispręsti, kur keliauti toliau ir ką veikti. Man ir taip aišku, ką veikti. Aš privalau grįžti į žemę ir padaryti taip, kad mūsų pievoje būtų tikras rojus. O tu bent žinai, kaip tas rojus atrodo? Nusijuokė močiutė. Kaip, tikriausiai gražiai? Bandė spėlioti Dominykas. Su drugeliais, dar ten turi būti upė, pakraščiuos kurkia varlės, kitapus čiulba lakštingala, o vakarais į pievą susirenka rūkas. Rugiagėlė miega, o aš saugo jos miegą. Štai koks turi būti tikras rojus. O kurime, ar matai savo rojuje? Erzino močiutė. Ar išgrūsi tą vargšelį kur nors į pragarą? Išgrūščiau, jeigu tik žinočiau, kur tas pragaras. Tuoj visą tai ir pamatysi. Apglibėjo nuką močiutė ir juodu vėl ėmė kilti. Tik šį kartą ne į viršų, o į šonus. Dominykas pajuto, kad jis plečiasi, didėja, kad jame jau telpa visas žemės rutulys, vandenynai ir žemynai. Netgi Afrika su seniai regėtais bičiuliais, begemotų Nikodemu, drambliuku Pelipuku ir beždžionėle Emanuela. Plėtėsi, kol atsirėmė į sienas. Apsičiupinėjo, jaučia, kad priekinė koja siekia vienas duris, užpakalinė kitas. O čiagi kas? Masyvio žalvarinės rankenos tyro, paklebeno, lyg ir atsidaro. O kokios čia durys? Sušnipždėjo Dominykas. Vienas į rojų, kitas į pragarą. Dvelgtelėjo tikus močiutės Domicelės atsakymas. Pasakos tęsinys kitą dieną tuo pačiu metu.